Sveiki! Aptarinėjant vaiko Gibson test rezultatus ir diskutuojant apie galimybę lankyti mūsų programą, tėvai dažnai sunerimsta išgirdę, jog mūsų treniruotės trunka 1,5 valandos. Leiskite jums visiems papasakoti, kodėl nerimauti neverta ir kodėl mūsų treniruotės tokios ilgos. Visų pirma, mūsų treniruotės yra skirstomos į 2 dalis. 45 minutės vaikas dirba individualiai su treneriu, likusias 45 su kiekvienam individualiai perkama skaitmeninė programa. Taip pasikeičia treniruotės profilis. Antra, vienas pratimas mūsų centruose trunka nuo 6 iki 8 minučių, kurio metu mes apkrauname vieną kognityvinį įgūdį labiau. Kito pratimo metu mes apkrausime kitą kognityvinį įgūdį labiau ir taip laviruojame visas treniruotės metu tarp sunkiau ir lengviau. Tai nėra tas pats, kas 45 minutės mokytis vieną ir tą patį dalyką. Ir trečia, mūsų tikslas taip pat yra ir sustiprinti smegenų ištvermę, kad smegenys gebėtų kuo ilgesnį laiką dirbti produktyviai, o nuovargis po to būtų kuo mažesnis.